Tai ką galvoji dabar? Aš galvoju, kad įrodžiau, kad aš priklausau finale, galiu čia būti. Nemačiau iš tikrųjų blogų komentarų, tai gal nieko tokio nepasakysiu, bet noriu pasakyti, kad mano heiteriam aš esu 4 Europoje. Supranti, po kokių pavardžių eina tavo pavardė? Šiaip nerealu, aš negaliu patikėti, iš tikrųjų buvo gal sunku, nes buvome viename tokia su Vero ir buvo planas tiesiog įleisti išeitų ir įsikabinti, bet pasižiūrėjus po 100 metrų galvoju, jau praėjo varžovas ir galvoju, nelabai gerai, tai buvo gal nelengva dalintis tą keliu, bet, come on, aš 4 Europai, ką aš galiu pasakyti. Kaip pats bėgimas klostėsi, kas ten vyko pačiame finiše, atrodė, tu vieną po kitos linkiai varžovės? Jo, iš tikrųjų, man treneris sakė, kol dariau apšilimą, kad Gabija, tu turi finišą labai gerą ir pasitikėk tuo, jeigu tu būsi arti varžovių ir aš užfinišuosi, tikrai gali būti labai aukštai ir tikrai manim treneris tikėjo daugiau nei aš pati savim ir manau rodžiau, bet aš tikrai tikiu, kad aš galiu būti arčiau negu 59, tik tai susiklostė toks bėgimas, kad tikėjausi, kad visos bėgs kartu ir po to pasižiūrėjau, kad mes jau tolokai, bet nežinau, ar svarbu, kad viena 57 ketvirta ar 59 ketvirta. Ir dar tau čempionatas net nebaigtas, rytoj laukia naujas startas, su dar didesnė motyvacija, dar didesniu, nežinau, pasitikėjimu savimi. Jo, iš tikrųjų, kalbėjau prieš tai ir pasakiau, kad dabar svarbiausia tiesiog nusiraminti, atsigulti. Iškart pasakiau, visi, kas rašot, net rašysiu šiandien, soriuką.